Sveiki, mėly krepšoliai, su jumis Kristupas Jomantas. Kaip ir visi žinome, rugsėjį Lietuvą sudrebins didžiausias Lietuvos istorijos sporto renginys – Europos vyrų krepšinio čempionatas, iš kurio lietuvis ir gali tikisi auksą. Tačiau nereikia pamiršti ir šią vasarą vykusių Europos jaunių krepšinio čempionatą iki 18 metų, kuriame lietuviai sugebėjo iškovoti aukso medalius. Sveiki krepšinio aistruoliai. Šalia mane sėdi Dovydas Redikas, Europos jaunių iki 18 metų čempionas. Šiuo metu jis atstovauja Vilniaus Perlą. Taigi, Dovydai, nemažai jau laiko praėjo po Europos jaunių krepšinio čempionatą, kuriame užėmėte pirmąją vietą. Ar liko kokių emocijų iš to čempionato? Emocijų liko kažkiek, bet vis tiek stengiasi numest tas emocijas į šoną, nes sezonas, įtemptas sezonas, daug rungtynių, reikia naujų emocijų kitoms rungtynės, kuris ruoš klubo, kad nežinau, viskas pasimešta lygiai ir stengiasi gyventi dabar. Ateina vasara, bus naujų rungtynių surinkti, naujų emocijų ir žiūrėsim, kaip bus. Ar tikitės aukštų vietų iš šios vasaros ateinančią čempionatą? Aišku, tikimės. Mūsų tikslas yra užimti pirmą vietą, kaip visą laiką mes nevažiuojam į čempionatą, nedirbam visą vasarą, kad nuvažiuoti ir pralošti, nes stengiamės laimėti ir turim gerą komandą, mes su ta komanda jau labai daug metų esam kartu, visi jau ir kaip ir nuo vaikystės, nuo to moksleivių krepšinio lygos visi kartu užaugę ir tos rinktinės yra ir tas pats treneris, manau, supranta, jis mūsų gerą komandą, turim geras sąlygas, Latvijai daug žiūrovų susirinks, daug, manau, bus geras krepšinis ir parodysim gerą tikrai krepšinį. Ar liko kokios įsimintiniausios varžybos praėjusiame Europos jaunių čempionate, kurias galėtum papasakoti ir dar emocijos būtų neišdildomos? Tai žinoma, aš kaip ir visiems čia rungtynės su serbais, čia buvo kažkas tokio iš fantastikos srities, kai ten ištraukėm tokias rungtynės, kur atrodo jos jau buvo palaidotas, bet siek, sakau, mes dėl to ir esame labai susižaidę, vienas kitą suprantam, žinom, kada reikia viens kitą padrasinti, pastumti iš šoną, kažką padaryti. Ir manau, tai su serbais ir bus tos emocijos, kurios niekada ir neišnyks. Vis tiek, žinot, su serbais tos principinė tokia ir dvikovos, tai serbais yra nuo senų laikų čia Lietuvai, tai manau, su serbais ir bus tos rungtynės. Dovydai, ar gali pažadėti, kad šią vasarą vykstančiame pasaulio jaunių krepšinio čempionate parvežti mums aukso medalius? Dėl aukso negaliu garantuoti, bet kad atiduosim visą save ir kad bandysim įrodyti, kad esam ne tik Europos čempioną, bet kad ir norim būti pasaulio čempiono, tikrai galiu pažadėti. Ir ką, belieka laukti Europos krepšinio vyrų čempionato su Kristupu Jomantu, ne? Laukiame Europos krepšinio čempionatą kartu su